Esame Narvijos serviso patalpose, kuriuose atliekame įvairių įrenginių remontą. Čia turime ir Nerimanto motociklą. Nerimantai, aš turiu tau klausimą. Tu kaip profas, lenktynininkas, ar galėtum pasakyti svarbiausius grandinių skirtumus, lyginant Tsubaki su kitais, kokias esi išbandęs? Tai šitos Tsubaki grandinės, kurias naudoju jau visus 4 pastaruosius sezonus, išsiskiria savo netgi svoriu. Jos yra lengvesnės negu kitos grandinės. Kiekvieną kartą naudoti vien dėl to, kad jos labai patikimos, atlaiko daug daugiau motovalandų negu kitos. Nebuvo nei karto pavedę. Kiek laiko motovalandomis yra tarnavimas ilgesnis negu lyginant su originalia grandinė arba kito konkurento? Kitas grandinės keisdavau kas 15, kas 10 motovalandų. Su Tsubaki išvažiuoju apie 25-30 motovalandų. Realiai vienam sezonui kiek tų grandinių yra sunaudojama? Gal 15, su Tsubaki užtenka 8-9 grandinių. Malonu, kad tarnauja ir kad esi patenkintas šiuo produktu. Ką dar vešiasi į Dakarą? SKF sandariklius. Būtent šios pasirinkau vien dėl to, kad jie yra ilgamžiškesni ir nepraleidžia į vidų amortizacijos purvo. Tai esi patenkintas? Jo, taip. Tai pirmas darbas, ką pasidarysiu, nuvažiavęs pasikeisiu sandariklius. Super.